Labą dieną. Mėly tautiečiai, broliai ir sesės Lietuvoje ir užsienio, tolimam kampelį, kur be būtumėj broliai ir sesė. Linkėjimai jums. Mano vardas yra Birutė. Aš įtikėjusi jau 20 metai ir gyvai tikiu. Įtikėjau gyvai į Dievą ir noriu tiesiog trumpai paliudyti iš savo gyvenimo. Kada aš įtikėjau, aš nusisukau nuo kortų, nors aš 10 metų žaidžiau. Aš tarsi žaidžiau, čia nieko tokio, tipo, čia ir horoskopai, čia ir kortos, čia pasakydavau kažką, tai pasiskaitydavau iš sąsiuvinio, pasakydavau kažką, tai ir aš mačiau, kaip mano gyvenimas eina, mano viskas griūna. 2002 metais aš išgyvenau tokį dalyką. Kadangi mano dukra mokėsi, jinai nusipirkdavo tokius čipsus ir ten buvo pavaizduota, reiškiasi, tokios plastikinės kortelės, ant kurių buvo pavaizduotas velnias, galvos, 3 labai baisios galvos. Ir aš bandžiau, aš jau būdama krikščionė, aš bandžiau sulaužyti ir sakiau, Jėzaus vardu, aš sudeginsiu, nedega, plastikinį kortelį, nedega. Bandžiau sulaužyti, neina jo sulaužyti. Išmečiau į konteinerį, baisiausiai jį niršusi ant velnio ir kad tokios reklamos čia šitoj žemėj. Ir ką noriu pasakyti, kad aš tą plastikinę kortelę laužiau ir aš ją išmečiau į konteinerį, aš naktį pergyvenau pragarą. Tai buvo apie 12 valandą, aš buvau kaip transe, aš snaudžiau ir aš pajaučiau tokį dalyką, kad aš negaliu nei akių atmerkti, negaliu net pajudėti. Aš išgirdau būgnus, mušant labai bjaurią muziką, kaip būtų roko, sunkusis rokas, kaip pjūklai, tokie žeržgesiai, kaip kažkokie tai garsai tokie baisūs. Labai nepaprastą smarvę pergyvenau savo namuose, tiesiog smala, siera ir didžiulės kilometrais besidriekiančios liepsnos. Aš su savo visą lovą ant tokio pagreičio skriejau į apačią. Aš jums nemoku pasakyti, ką aš pergyvenau. Ir aš, žinokit, pamačiau, kad kaip namas, namas, žinot, kaip būna nuostabi namai, tokia didžiulė galva, su tokiam raudonom išvirtusiom akim ir kelios iltys viršui ir viena iltis apačioj. Ir aš su visa lova atsidūriau, o mano Dieve, aš atsidūriau tam baisiam snukyje. Aš surikau, Jėzaus kraujas! Ir žinokite, įvyko stebuklas, aš su visa lova išnirau tą pačią sekundę. Atsidūriau savo bute. Ir aš šaukiau, aš užsidegiau šviesą, aš atsikėliau. Sakiau, mano duktė, mama, kas tau, sakau, aš pragare buvau. Jūs suprantat, ką tai reiškia? Man daugiau nereikėjo nieko. Man dabar niekas negali pasakyti. Man niekas nepasakys, kad nėra pragaro. Nepasakys. Aš tikiu apie pragarą. Čia yra taip pat parašyta. Žinokite, neapsigaukime. Gyvenimas šią mirtim žemišką nesibaigia. Tęsiasi amžinybė. Arba tu būsi dangui, arba tu degsi amžinoj ugny. Velnias yra melagis. Jis gali prižadėti, padovanosiu tau tą, duosiu gerybės, gerą verslą, babkių duosiu. Eik, daryk, o paskiau pareik pas mane. Pasakysiu, brangieji, taip, kaip yra realus dangus, yra realus ir pragaras. Taip, nes parašyta yra 2 Tesalonikiečių skyriui, kad liepsnojančiai ugny Dievas atkeršys tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijai. Jie bus nubausti amžina pražūtimi ir atskirti nuo viešpaties veido ir nuo jo galybės šlovės. Reiškia, sako, ir mačiau mirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešais Dievą, buvo atskleistos knygos ir buvo atversta dar viena, reiškia, būtent gyvenimo knyga, jeigu jis patrauktų Dievas, jeigu patrauktų savo alsavimą, mūsų neliktų per vieną sekundę. Jis yra galingas Dievas. Pavydus Dievas. Nestabukai, nestatulos, drožiniai ir visokie paauksuoti marazmai. Ten nėra Dievų, patikėkit, ne.